Sveiki, aš esu Evelina Kvietkienė, esu gestų kalbos vertėja, dirbu Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centre, o šiais metais labai smagu pasidžiaugti, kad Šiaulių universitetas pakvietė dėstyti gestų kalbą Šiaulių universitete. Taigi nuo rugsėjo 1 dienos gestų kalba dėstoma ir Šiauliuose. Paskaitas studentai dažniausiai mokosi gestus, tačiau jų metu jie taip pat yra supažindinami su kurčiųjų kultūra, su kurčiųjų istorija. Taipogi mes stengiamės paskaitų metu pasikviesti svečių. Taigi paskaitų metu dažnai lankėsi mano kolegė iš Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro Auksė. Ji turi klausos negalią. Ji studentus supažindina artimiau su gestų kalba, kadangi yra tos kalbos vartotoja ir tai yra jos gimtoji kalba. Studentai turi puikią galimybę pamatyti, kaip kurtieji kalba gestų kalba tiesiogiai su jais. Atsiliepimai iš tikrųjų apie paskaitas yra puikus, studentai džiaugiasi, tiesa vieniems sudėtingiau, kitiems paprasčiau, bet viskas įveikiama ir esu labai patenkinta rezultatais, nes studentai tikrai išmoko gestų kalbos pagrindus. Dar norėčiau paminėti, kad atsiskaitymai vyksta taip pat gestų kalba. Neseniai vykęs gestų kalbos egzaminas tikrai mane labai nudžiugino, kad studentai taip puikiai sugebėjo įsisavinti žinias. Gestų kalbą pasirinkau, nes tai man atrodė įdomus dalykas. Tai tarsi savęs tobulinimas, kaip mokomės kitų užsienio kalbų, taip ir čia nauja kalba. Taip pat turiu draugą, kuris naudoja gestų kalbą. Mokinti šios kalbos man sekėsi visai neblogai. Kol kas moku tik tai pagrindus, tačiau džiaugiuosi, kad to ėmiausi ir man tai patinka. Taigi kviečiu visus, norinčius susipažinti su gestų kalba ir kurčiųjų kultūra, pasirinkti gestų kalbos paskaitas. Iki pasimatymo.